Pradėkime šią meditaciją įsitaisydami patogiai, atpalaiduodami savo kūną. Šią meditaciją galima atlikti ir šiek tiek praviromis akimis. Tai kartais padeda, jeigu protas yra ypatingai aktyvus, nepanirti į fantaziją, išlikti šioje akimirkoje. Galim nukreipti savo žvilgsnį giliai atpalaiduotą, tarsi į erdvę priešais mus. Nesigriebdami už jokio objekto, atpalaiduokime šį žvilgsnį. Arba galime užverti akis, kaip kam tinka tuo momentu labiau. Sugrįžkime į šį momentą, į šią akimirką. Šiuo metu mes įžengsime į vidinę šventovę, šį laiką paskirdami savęs pažinimui, artumui su Dievu, su savo tikrąja prigimtimi. Tad, kad ir kuo esame susirūpinę, kad ir ką turime atlikti, tai niekur nepabėgs, savo laiku to bus pasirūpinta. Bet šiuo metu nuoširdžiai paskirkime šį laiką savo, sugrįždami į šią akimirką. Kas kartą atsisėdę į meditaciją, turėkime naują protą, pradinuko protą. Kaskart per naują peržvelkime esminius meditacijos principus. Pirmasis jų, be kurio meditacijos praktika negali būti vaisinga, yra ši akimirka. Nuoširdžiai grįžtame į čia ir dabar. Tam taip pat gali mums padėti susitelkimas į kvėpavimą, kuris visuomet yra randamas šioje akimirkoje. Kuomet be jokios kontrolės paprasčiausiai stebime savo kvėpavimą. Tai yra tarsi mažutis įrankis, pagalbinis įrankis, nuraminti audringą protą, susitelkti čia ir dabar. Sekantis esminis meditacijos principas yra gilus atsipalaidavimas. Tai yra šios meditacijos piramidės pagrindas. Ši akimirka ir gilus atsipalaidavimas visose lygiuose. Atpalaiduokime šį fizinį kūną, bet taip pat atpalaiduokime ir protą. Kaip įvyksta šis atsipalaidavimas? Efektyviai. Ne kovojimu, priėmimu to, ką jaučiame, to, ką patiriame. Mūsų protas dažnai stengiasi kovoti su realybė, su situacija, kurią patiriame. Norime pakeisti būseną, kurią jaučiame. Galbūt išgyvename sunkų momentą, skausmą ar neramų protą. Tačiau raktas į susitaikymą, į šį audros nuraminimą yra priimti save tokius, kokie esame čia ir dabar. Nėra nieko blogai jaustis skausmą. Nėra nieko blogai jausti taip vadinamai prastą būseną ar jausmus. Ar turėti neramų protą.
Problema prasideda tuomet, kuomet tam suteikiame vertės, kovojame su tuo, nepriimame realybės. Leiskime savo jaustis taip, kaip jaučiame. Išlikime nešališki. Iš šio gilaus savęs priėmimo išties atrandame gilesnį atsipalaidavimą. Priimti. Tad priimkime save pilnai. Kelis sykius giliai kvėpsime. Iškvėpdami paleiskime visą įtampą. Iš šio kūno susitapatinimo su jausmais, su protu. Leiskime viskam būti taip, kaip yra. Net jei save vertinam ar lyginam, teisiam, smerkiam, tegul ir tai būna. Tik stebėkime tai iš šalies, atpalaiduokime, kabinimąsi už to. Giliai kvėpkime, iškvėpkime visą įtampą. Pasiduodami, atiduodami visą kovą, visą priešinimąsi į šį momentą. Ir sugrįžę į šią akimirką ir giliai atsipalaidavę, atradę šį meditacijos piramidės pagrindą tvirtą po savo kojomis, pastebėkime, kaip iš to gimsta atvirumas. Mūsų protas, tarsi didis vandenynas, talpina įvairius įspūdžius, kurie jį pasiekia. Įvairus vyksmas vyksta, įvairūs įspūdžiai mus pasiekia. Tačiau mūsų prigimtinis protas išlieka nešališkas. Mes suvokime, jog kad ir ką patirtume, tai nesame mes, bet regime tai iš šalies. Ir kuomet atpalaiduojame nuolatinę kovą ar pastangas pakeisti tai, ką juntame, šis erdvės protas yra stabilizuojamas. Taigi, giliau atsipalaiduodami, patirkime, kaip natūraliai šioje akimirkoje atsiveriame visiems patyrimam, įvairiam garsam, judesiui. Kvapui, pojūčiam kūne. Šioje akimirkoje vyksta tiek daug mažyčių dalykų. Tai įtampa sukelta prote, negebėjimas priimti savęs, mūsų užveria nuo šios akimirkos gyvumo.
Ir šis atvirumas yra esminė dėlionės dalis. Nes per šį atvirumą šioje akimirkoje, atviru kaip dangus protu, gebame transformuoti mus pasiekiančius įspūdžius. Išties įsiklausykime į kiekvieną garsą, kuris mus supa. Budriai, dėmesingai. Kiekvieną akimirką atsiranda naujas patyrimas, naujas įspūdis, pasiekiantis mūsų sąmoningumo, suvokimo erdvę. Kuomet atpalaiduojame savo klausą, atpalaiduojame reakcionalumą į tai, priimame tai atvirai. Turime išlikti šioje akimirkoje, čia ir dabar. Visi garsai vos atsiradę, akimirksniu išnyksta. Net jei kažkas užtrunka ilgesnį laiką, kiekviena akimirka yra šviežia, nauja, klausytis atidžiai, budriai. Pastebėkime, kaip šie garsai sukilę sąmoningumo erdvėje mūsų išties nepaveikia, kaip klausytojos, budrios atviros šioje akimirkoje. Nesuteikiame nei vienam garsui jokios vertės, tačiau tuo pačiu atpažįstame, ką reiškia kiekvienas garsas. Tačiau leidžiame viskam tekėti savo tėkme, neįsitraukdami į tai, nevertindami to, nelygindami. Tikrai gerai pažvelkime į savo vidų ir suvokime šį faktą. Pati suvokimo erdvė niekuomet nekinta, nesvarbu, koks garsas į ją pakliūtų. Mes galim reaguoti į garsą, kuris sukyla mūsų erdvėje. Ir tuomet įsivelia lyginimas, vertinimas, jausmai. Tačiau jeigu išliekame tyrame sąmoningume, šioje akimirkoje, girdime dalykus tokius, kokie jie iš tikrųjų yra, be jokios interpretacijos, jokio lyginimo. Ir šis atpažinimas mums atskleidžia dar vieną esminį meditacijos principą. Šį nepaprastą atvirumą, tyrą atvirumą šioje akimirkoje lydi budrumas. Budrumas yra natūralus mūsų prigimčiai, laisvai nuo limitacijos, nuo susitapatinimo su bet kuo. Šis budrumas yra mūsų natūralios prigimties spindesys. Šviesos šviesa, švytėjimas, natūraliai atviras visomis kryptimis.
tik atsipalaidavę į šį atvirumo ir budrumo pagrindą. Gebame atpažinti visus įspūdžius, akimirką, kuomet jie pasiekia mūsų sąmoningumo erdvę. Ir nesitapatinti, atpažinti juos tuščius. Jeigu nesame budrus arba pernelyg stengiamės priversti šį budrumą, kuris gimsta iš atsipalaidavimo, tuomet įvairūs pojūčiai, įvairūs garsai užmigdo mūsų sąmonę. Įkrentam į lyginimą, į vertinimą, į limitaciją. Iš nemirtingo erdvės proto panyrame į limitaciją, į laikinumą. Taigi dabar tapkime budrus šiam fiziniam kūnui. Kas akimirką giliau atsipalaiduodami, pastebėkime įvairius mažyčius pojūčius, kurie teka per jį. Kūno svorį, spaudimą, širdies plakimą, tvinksėjimą kraujagyslių. Šaltį ar šilumą pastebėkime įvairiausius mažyčius pojūčius. Ir priimkime juos į šią didžią erdvę, atvirą kaip dangus. Nelyginančią, neteisinčią, priimančią viską. Pastebėkime, gerai tai pastebėkime, jog pati sąmoningumo erdvė, pats suvokimas, ką patiriame, nekinta nuo to, ką patiriame. Nesvarbu, koks pojūtis kūne būtų, nesvarbu, koks malonus ar skausmingas. Atsipalaiduokime giliau į šią sąmoningumo erdvę, kuri priima visą, be jokių komentarų. Jos natūralus budrumas, švytėjimas šviesa apšviečia tai, ką patiriame, nekonceptualiu suvokimu. Mes žinome tai, ką patiriame, tačiau su tuo nesitapatinam. Nekabinam tam jokios etiketės, niekaip to nevertinam, tik stebime.
Išties atpažinkime šią sąmoningumo erdvę, tarsi bekraštį amžiną vandenyną, į kurį yra metamas akmenėlis. Šis akmenėlis yra įvairūs mažyčiai įspūdžiai, kurie mus pasiekia. Šių akmenėlių yra daugybė šioje akimirkoje. Jie pasiekia sąmoningumo erdvės paviršių šioje akimirkoje ir panyra į jo gelmę, be jokios interpretacijos, pranyksta visam laikui, nepalikdami jokio pėdsako, jokios žinios. Šitaip yra girdėti atviru protu, lyg dangus. Taip yra jausti šiuo atviru protu, lyg vandenynas. Bet koks vertinimas, lyginimas užveria mus į limitaciją. Išlikime šio neriboto proto. Visa problema yra mūsų susitapatinimas su protu, reakcionalumas į šį protą, kuomet maišome save su akmenėliu, su tuo, ką patiriame. Net pažindami, jog esame šis neišmatuojamas, begalinis, nesujudinamas vandenynas, kuris savyje apkabina visus patyrimus, nevengdamas nieko. Paprastai šis reakcionalus protas turi tiek daug galios mumyse ir taip sunku mums yra su juo, būtent todėl, kad nesugebame atsipalaiduoti į šį atvirą budrumą. Nesergime budriai savo psichologijos vartų. Tad atkreipkime dėmesį dabar į savo protą. Įvairios mintys. Suprantu tai, nesuprantu to. Įvairus mąstymas. O jaučiuosi taip, jaučiuosi kitaip. Ir stačia galva susitapatiname su šiomis mus pasiekiančiomis formomis, su šiais įspūdžiais. Nes neturime budrumo, nesergime savo šios akimirkos vartų. Suvokime šias proto formas, esančias savo prigimtyje tuščias, joms vos iškilus budraus sąmoningumo erdvėje. Suvokime, gerai tai pastebėkime ir suvokime, jog šios mintys, šis konceptualizavimas, bet koks lyginimas,
Išties iš sąmoningumo erdvės perspektyvos niekuo nesiskiria nuo garso, kurį girdime, nuo įvairių garsų. Visos šios formos tolygios iškyla šiame regėtojos vandenyne, bekraščiame, ir ją visos panyra, sugrįžta. Išlikime atviri ir budrūs giliu atsipalaidavimu. Išgirsti lygiai taip kaip garsus, išgirsti savo protą, prote sukylančias formas. Jeigu neturėsime šio budrumo, gimusio iš atsipalaidavimo į savo natūralią prigimtį, šis protas mūsų užhipnotizuos akimirksniu. Įgyjęs tokią nepaprastą galią, taip pamaitintas mūsų dėmesio energijos. Tad atverkime jam erdvės glėbį. Pasakykime visom formom: ateikite į mane, visi patyrimai. Esu budrus jūs pasitikti. Mano erdvėje jūs visi esate lyg vienas. Esu atviro proto lyg dangus. Joks savęs vertinimas, lyginimas, jokia limitacija, joks laikinumas negali užverti šio atviro proto lyg erdvė. Pagaukime savo protą tą pačią akimirką, tą pačią sekundę, kuomet jis pasirodo. Šis protas mus nori užverti į limitaciją, į mąstymą, į konceptualizaciją, į vertinimą, lyginimą. Išlikime erdvės proto. Išties vien sąmoningumo erdvės mums užtenka. Aukščiausias mąstymas yra nemąstymas. Yra budėti atsirėmus giliu atsipalaidavimu į savo būties pagrindą. Regėti tuščią visų įspūdžių mus pasiekiančių prigimtį. Vien šios sąmoningumo erdvės mums pakanka. Tai yra melas, kurį sako protas, jog be jo mes negalime. Be jo limitacijų mes negalime išsiversti šiame gyvenime. Išties yra atvirkščiai. Kuomet esame atviro proto, nelimituoti, gebame suvokti tikrai giliai, matyti dalykus, kokie jie iš tikrųjų yra.
šio budrio atvirumo, jokios interpretacijos. Visas mūsų dėmesys sutelktas į savo prigimtį, kuri yra atvira, tuščia, begalinė, neišmatuojama ir neapibūdinama. Ji yra tarsi tas vandenynas ar ugnis praryjanti visus įspūdžius į save. Visas mūsų dvasinis kelias, branda, integracija savo gyvenimo dievop yra paremtas ant pasitikėjimo erdve. Pasilikime erdvės proto. Nesame laikinumas, esame amžinybė. Protas nori mus kaip mat įtraukti į rutiną, nes jis gerai pamaitintas mūsų dėmesio. Sako, gerai, dabar baigėsi ši meditacija, pasinerki į formą, pasitikėki manimi, protu. Vidiniu komentatorium, lygintoju, vertintoju, žinovu, teorizuotoju, svarstytoju, svarstytoja. Kaip integruoti šį neramų protą, ko iš tikrųjų trokšta kiekvienas dvasinio kelio keliautoja. Mes norime atrasti tikrą išliekantį pagrindą, tikrą ramybę, tikrą atvirumą ir laisvę. Tai padarome per gilų atsipalaidavimą šioje akimirkoje. Budrumu stebėdami tai, kas mus limituoja. Ir panardindami tą įspūdį, tą proto komentarą, tą tapatinimąsi su pojūčiu į erdvę. Atvirą erdvę, kurioje vien priėmimas yra įstatymas. Vien meilė atvėrusi rankas visam tam, ką patiriame. Jokio šališkumo, jokio vertinimo, jokio lyginimo, jokių skirtumų. Tai yra gyvybė, meilės šaltinis. Ir pamažu šią praktiką perkeliame į visus lygius. Dar kitas faktorius, mūsų užhipnotizuojantis, limituojantis mūsų protą, yra vaizduotė, fantazija. Yra tokia istorija, kuomet pas didįjį Tibeto jogą atėjo jo mokiniai ir sako, mes meditavome ilgą laiką. Ir matėme tokias vizijas, nepaprastas. Ir jogas jiem atsako, čia ir suklydote. Įsivaizduokite, jog nematėte nieko.
patirti nepatiriant, matyti nematant, girdėti negirdint. Kas geba tai žvelgti ir suvokti? Tik esybė, tik mūsų nelimituota prigimtis.